Vilniuje beprecedentė situacija. Komanda nesurinko pakankamai žaidėjų tam, kad sužaistų savaitgalio rungtynes. Rimčiausi negalavimai ištiko Marijų Užupį ir Sheltoną Jacksoną. Šakių komandos simbolis Marijus praėjusį savaitgalį dar sužaidęs puikias rungtynes prieš Rasus, surinkęs 20 naudingumo balų ir pelnęs 17 taškų, suklupo treniruotėje bei atsidūrė Santariškių klinikų kardiologijos skyriuje. Neseniai komanda atvykęs legionierius skausmus jautė jau kurį laiką, dėl jų netgi praleido rungtynes Raseiniuose ir galų gale paaiškėjo, kad jam reikės atlikti operaciją. Po traumų atsigaunantis Ernestas Serkevičius ir Rokas Čepanonis leidosi į kelionę aplankyti kolegų, tačiau prieš tai jų laukė kiek džiugesnis vizitas. Ilgametis Vyčio rėmėjas, Dojus Agro valdybos pirmininkas ir Šakių klubo prezidentas Pranas Dailidė šią savaitę švenčia 60-ąjį savo jubiliejų. Komandos atstovai prezidentą aplankė nešini 60-ųjų numerių pažymėtais Vyčio marškinėliais, ant kurių simboliškai puikuojasi ir Dailidės pavardė. Šakių krepšinio vėliavnešys sulaukė padėkų už atsidavimą krepšiniui ir tradiciškai ilgiausių metų linkėjimų. Maloniai priėmė mus, smagu buvo pasveikinti, iš tikrųjų džiaugiamės, kad yra toks žmogus, kuris remia, palaiko krepšinį, be jo turbūt nebūtų manams. Tai ką, dabar Marijaus supatys? Jo, žemės Marijaus. Nors ligoninės koridoriai šiomis dienomis ne vienam Vyčio krepšininkui džiugesio nekelia, beveik nėra akimirkų, kai Marijus Užupis praranda humoro jausmą ir progą pajokauti. Nepaisant užklupusių negalavimų, Marijus jau dega norų grįžti į krepšinį ir palatą iškeisti į komandos rūbinę. Tačiau net ir gulėdamas ligoninėje, Marijus neatitrūksta nuo krepšinio aktualijų. Spėjau vakar Žalgirį pažiūrėti, o šiandien pirma diena bus su kompiuteriu. Tai gal ir teks kokį serialą įsijungti, turbūt, arba filmą gal. Nežinau, bus matytas, dar neplanavau. Teko mokytis, sunkiai, egzaminai laukia, dabar teko visus praleisti. Turbūt tas ir susidėjo, aš galvoju, kad nuovargis, didelis krūvis varžybų metu, mokslai, šeiminiai ten padėtis irgi ant sunko, kad nuo to ir manau ir viskas ir prasidėjo. Ryšį krepšininkas atrado ir su palatos draugais. Linksmi žmonės, nors jau dauguma pagyvenę, bet humoro nestinga, tikrai šviesiai žiūri į gyvenimą, jie net mane pralinksmina. Tai, manau tikrai, ką nors tikrai sukaupsiu kokį tai bagažą gerą, paklausinėsiu dar gal ką nors pasakys daugiau, bet būtinai, o čia kas be ko pridursiu, juokelių geresnių. Tam, kad sustiprintų dėl traumų susilpnėjusią Vyčio gynėjų liniją, Sheltonas Jacksonas į komandą atvyko prieš mėnesį. Nors iš pradžių menisko skausmai netrodė rimti, galų gale paaiškėjo, kad nė karto iki tol operacijos nepatyrusiam krepšininkui prireiks chirurgų įsikišimo. Sheltonas buvo operuotas penktadienį. I feel good. I'm happy that I got the surgery. Tadas was with me, so he really made me feel comfortable throughout the entire surgery. So I feel good. Last week, we all found out actually. And I never had surgery before. I never had a serious injury before, so this is the first for me. I didn't know what to think because I've never been in this situation. So I was like in the loop. I just didn't know what to think. But after I spoke with Tadas, he told me that it wasn't so serious. So I just wanted to get it done. I fit well with this team, as well as in the league. I think my athleticism, my IQ, and the way that I play the game translates well into this league. Nuolat visų Vyčio krepšininkų sveikata besirūpinantis gydytojas Tadas ir buvo tas žmogus pastebėjęs, kad Sheltonui gali reikėti rimtesnio gydymo. Jis turėjo galimybę iš arti stebėti operaciją, kurią atliko profesorius, medicinos mokslų daktaras Rimtautas Gudas, pabrėžęs, kad sparčiam atsigavimui svarbiausia sėkminga reabilitacija. Pats aišku, stebėjau operaciją iš labai arti, leido dalyvauti kartu, tai mačiau viską, ką darė, tikrai viskas vyko labai sklandžiai, labai profesionaliai. Ir dabar viskas liko tiesiog reabilitacijos procesai, tai jau papiškai susidėlioju galvoj, ką daryti, kad dienas jau pačias mąstau, kuriam dirbsim, kuriam ilsėsimės ir ką būtent darysim, tai manau viskas labai greitai vyks ir sklandžiai, kaip ir pati operacija. Sezono pradžiai buvo iš tikrųjų labai didelis pervargimas, o žaidėjai buvo išsekę ir aišku, šiek tiek senos traumos įtakojo, tai buvo keletas tokių, kad iš seniau tiesiog pasikartojo tas pats, tai
Šitie, manau, du faktai labiausiai lėmė. Krepšininkai dar juokauja, kad ką pas tave dar meniskas neišimtas, tai realiai pas visus beveik tie meniskai beveik išimti. Čia tu galima sakyti, tai iš gerųjų traumų. Nu jo, čia yra iš gerųjų traumų, bet jeigu jau kryžminis raištis plyšta ar ten dar kažkas, tai čia jau yra rimčiau. Nes kiek žinau, jūsų komandai ten yra bėdų su šitom traumom, ypač šį sezoną. Priklauso nuo kūno masės indekso, nuo žaidėjo amplua priklauso, nuo ašies priklauso, ar jo ten neutrali kojos ašis, ar biški ten, kaip sakom, klišos kojos ar iksai, man nuo to labai priklauso iš tikrųjų. Tai jeigu iš tikrųjų po operacijos iš karto gera kineziterapeutų komanda, už nugaros stovi gera kineziterapeutų komanda, galit parodyti, šypsosi žmogus, tai tada jeigu kontroliuoja, jeigu viskas einasi taip sklandžiai, tai tada, sakyčiau, 4 savaitės. Jeigu žmogus sąlygų neturi ir jisai kažką individualiai daro, biški per anksti ar kažkur, tada gali ir užtrukti. Veikiausiai net naujais žaidėjais pasistiprinęs Vytis į aikštelę grįš jau artimiausią savaitgalį ir išsyk susidurs su mažiausiai lygoje pralaimėjimų patyrusią Marijampolės Sūduvą.